Labas vakaras. Labai malonu su jumis susitikti dar kartelį. Tik gal čia toks buvo iš mano pusės pakartojimas dėl to, kad asmeniškai aš visuomet persižiūriu savo video transliacijas, visai yra nesvarbu, ką aš transliuoju, ar tai kalbu apie siūlus, ar tai kalbu kažkokia tai tema, ar tai yra pamoka. Bet aš visada persižiūriu savo video, kad įsivertint pačiai save, kaip pavyko. Na ir paskutinis, tikrai buvo nelabai vykęs bandymas su mano video pamoka. Vien tai, kad iš tikrųjų buvo šonų filmuota ir tikrai nepatogu buvo žiūrėti, jau nekalbant apie tai, kurios naudosis mano ta video pamoka ir bandys megzti, kartu ir žiūrėti, ir klausyti. Tai tikrai manyčiau, kad buvo nepatogi ta mano pamoka, nufilmuota tiksliau nepatogiai. Tai po šio video bus anoji ištrinta. Bet aš manau, kad joje nelabai ten bus to, dėl ko reiktų gailėtis, kad bus ištrinta toji pamoka. Iš tikrųjų, šią stengsiuosi aš pravesti ganėtinai glaustai. Aš pasidariau savo tokius juodraščius, kad viskas vyktų ganėtinai sklandžiai ir ganėtinai greitai. Na tai ką, tai turbūt pradėsime nuo to, taip, tai mano, kur yra tušinukas. Pradėsim nuo to, kas tai yra per video pamoka. Tai tos, kurios nematėte mano video pamokos darytos sekmadienį ryte, tai noriu pasakyti, kad tai yra video pamoka kaip megztos suknelės iš siūlų Concept by Kate Cotton Cashmere de Greit. Ta suknelė mezgė mano mama. Čia buvo mūsų bendras toksai projektas. Tai kadangi buvo klausiančių, kaip buvo megzta toji suknelė, tai tiesiog noriu pasidalinti skaičiavimais, kaip pasiskaičiuoti. Tai šioje pamokoje nebus, nes būtent tokia pamoka, kaip pasiskaičiuoti apvalų į reglaną, aš jau esu vedusi. Ir tą video pamoką nuorodą į tą video pamoką aš įmesiu. Rasite komentaruose po šios video pamokos. Na, o kalbant apie siūlus, tai yra medvilnė su kašmyru. Iš tikrųjų nuostabaus metražo, tai yra 200 gramų 620 metrų. Rekomenduojami virbalai yra 2,5–3,5. Sukneliai mamos prireikė 2 kamolių. Būtent aš tik ir pasiėmiau paskutinį, turiu kamoliuką 107 spalvos. Tai kalbant apie mamos suknelę, tai būtent buvo ir megzta iš būtent šios spalvos. Tai aš irgi čia aprašiau, kad žinočiau ateičiai, apie kokią prašymą eina kalba. Tai kaip ir sakiau, siūlai Concept by Kate Cotton Cashmere de Greit. Mama mezgė 2,5 dydžio virbalais, gamintojas rekomenduoja 2,5–3,5. Aš vaikui mezgiau irgi iš šių siūlų, tik aš mezgiau iš 103 dydžio, tai aš mezgiau 3 dydžio virbalais, dėl to, kad aš mezgu tankiau negu mano mama. Mano mama mezga ganėtinai laisvai. Tai va, tai jinai rinkosi 2,5 ir mes gavome su jie praktiškai tą patį tankumą. Mamos suknelės dydis yra S, ten yra labiau suknelė tunika, tai čia jau kaip kam. Aš pati matavausi, aš nešioju M dydį, tai man jinai trumpoka. Apimtis viskas gerai, per krūtinę, rankovės, reglano ilgis, viskas yra puikiai, tik tai man, jeigu aš laikyčiau tai suknelę, tai man trūksta ilgio. Tai man turbūt reikėtų 3 kamolio tam, kad daryti megzti į ilgį ilgiau, tam, kad galėčiau nešioti tikrai kaip suknelė. Bet jeigu žiūrėt kaip į tuniką, tai tikrai man užtektų ir pačiai, nors mano dydis yra M, tai man pilnai užtektų irgi 2 kamolių. Tai kaip ir minėjau, spalva yra 107, būtent mano mamos suknelės. Na, aš bandžiau iš tikro išsitraukti kažkokį panašų piešinuką, kad būtų į suknelę būtent su apvaliu kaklu, tai radau tik tai tokį piešinį, tai turim omenyje, kad dar turėtų būti ir rankovės, tai va.
dar rankovės turi būti, radau tik tai trumpom rankovėm suknelę. Bet čia jums, kad įsivaizduoti tą vaizdą. Iš tikrųjų, gal aš galiu netgi jums, taip, aš padarysiu, tom, kuriuom yra aktualu, gal aš šiek tiek pakelsiu dabar ir tiesiog minutį sustosiu, kad jūs galėtumėt, kuriuom yra įdomu, tiesiog pasidaryti print screeną, kurios žiūrite per telefoną, tai kad jums turėtų va, tokį vaizdą, tai aš specialiai va, tai padariau, kad jums būtų aišku ir aš dabar apie tai papasakosiu, ką jūs šiandien matote. Tai va. Dabar tai palaikau tam, kad jūs galėtumėt savo pasidaryti print screeną ir turėti savo kaip nuotrauką ir visada matyti. Tai va. Tai dabar pradėkime. Mezgant apvalų į reglaną, jeigu žiūrėt mano praeitas pamokas, tai turbūt žinote, kad reikalingi yra 3 skaičiai. Tai nuo kiek akių mes pradedame megzti, kiek akių mes turime paskutinėje reglano eilėje, kiek mums reikia išplatėti ir koks mūsų yra reglano ilgis. Tai mums reikalingi šitie 3 skaičiai. Kaip šituos 3 skaičius gauti ir kaip juos apskaičiuoti, aš, kaip ir minėjau, įdėsiu video pamoką būtent dėl tų skaičiavimų. Trumpai apie tai tam, kad sužinoti, kiek mums reikia akių rinkti, tai man pasiteisino skaičiavimai būtent išsimatavus kaklą ir tuomet pridėjus žiūrint pagal savo norus, pridėjus +8, +10 cm priklausomai kokio pločio jūs norit, kad būtų. Tiksliau, kaip labai priglūdęs, kad būtų kaklas prie jūsų. Tai va. Kaip turi išplatėti ir kokio pločio turi būti jau galutinis variantas reglano, paskutinis, apatinis. Tai mes išsimatuojame krūtinę ir išsimatuojame rankovę. Ir tai tiesiog, ne tai kad pagal formulę, bet apie tai aš ten pasakoju, kaip įsiskaičiuoti būtent 330 šį akių skaičių. Na, o reglano linija, tai jau čia žinokite, manau, kad kiekviena yra skirtingai, kaip nori, kad būtų tas reglanas. Kiek aš žiūrėjau lentelių, tai moteriškam reglanui, priklausomai nuo dydžio, tai moteriškas reglanas yra kažkur tai nuo 21, nuo 22 cm ir ilgesnis, priklausomai nuo dydžio. Kadangi aš pati daugiau mezgu savo, ir dabar mezgu jau antrą megztuką, tai aš mėgstu plačius, nepriglūdusius drabužius ir tai yra pas mane megztukai, tai mano reglanai siekia net iki 26-25 cm. Mamos atveju tai yra 22, todėl kad tai yra suknelė, jinai vis tiek turi būti glaustesnė prie kūno, o ne visai laisva. Tai vėlgi čia jau žiūrėkite pagal save, nes koks reglano ilgis, pasakyti, kuris skaičiavimas yra teisingas ir būtent sakyti, kad yra tik tai tokiam dydžiui, tai sakyčiau tikrai yra neteisinga taip sakyti, nes mes ir pačios visos esam, turbūt nešiom gal ir visos, pavyzdžiui, M dydį, bet visų vis tiek mūsų sudėjimai yra kitokie, ne? Tai jeigu pačios savo mezgate, tai geriausia būtų save išsimatuoti arba jums tinkančio drabužį išsimatuoti, tai bus jums tiksliau pamatyti, kokiu jums skaičių reikia. Tai va, tai būtent kaip gauti šiuos 3 skaičius, tai rasite mano pirmojo video pamokoje, tik noriu priminti apie tai, kad pradėti skaičiuoti reikia tik tai tada, kada jūs nusimegsite mėginuką, jį išsiplausite, jisai išdžius ir tada turite atlikti skaičiavimus. Ir taip jūs gausite maksimaliai teisingus skaičius. Kalbant apie medvilnę, tai jau dabar, kai pati šiek tiek daugiau su jie padirbu, tai pastebėjau, kad tikrai medvilnė turi tą polinkį ištysti, bet ne tai, kad po skalbimo, bet galbūt labiau po nešiojimo. Tai nešiojant jinai šiek tiek tysta. Tai jeigu jūs nenorit, kad jums būtų reglanas būtent labai ilgas, tai aš rekomenduočiau čia nuo savęs, jeigu jūs norit megzti lygiai taip kaip mano mama 22 cm, tai jeigu norit, kad būtų labiau priglūdę, tai numinusuokit kokį 1
centimetrą. Tai nes jum vis tiek mezgant po plovimo, po šiek tiek nešiojimo, šiek tiek patys į apačią, nes medvilnė, kaip bebūtų, yra sunkesnė, tarkim, už merino vilną ar už kašmyrą, jau nešnekant apie macherą ar angorą, ne, tai jis yra sunkesnis pats siūlas. Tai va. Na, o dabar apie mezginį. Tai mamos suknelė buvo megzta atnara, viena gera, viena išvirkštė, kažkur tai apie 3,5 cm, tai apie kažkur 12 eilių. Pati reglano dalis, kaip ir sakiau, yra 22 cm. Dažnas klausimas, kaip platinti, kas kiek eilių platinti, tai būtent ir šį skaičiavimą jūs pamatysite mano pirmoje pamokoje. Tai mamos atveju buvo, mes įsiskaičiavom, kad platinimas turi eiti kas 7 eilės, tai vadinasi, kas 8 eilėje mes turime platinti tam, kad išgauti reglaną, tam, kad mezginys platėtų. Galiu parodyti ant mezginio. Taip. Tik mama darė su skylutėm, o aš čia vaikui mezgiau. Čia principas tas pats. Mezgė mama pagal mano šią pamoką, viršutinę dalį, kurią aš mokiau toj pamokoje, tai viršutinė ir suknelės dalis būtent analogiškai yra megzta, kaip aš mezgiau vaikui šią bliuzelę, palaidinę. Tai va, tai tam, kad gauti tuos saulės spindulius platinant, tai turim žinoti, kas kiek mums platinti, tai mamos atveju buvo platinama kas 8 eilė. Tai tiesiog vieną kartą platinimas, numesgam 7 eilės 8 vėl platinam, vėl numesgam 7, 8 vėl platinam ir taip toliau iki mums reikiamo ilgio. Toliau. Taip. Dar nepamirštam labai svarbaus dalyko, kuris yra svarbus kiekvienam mezginėje, ypač kalbant apie vyresnių vaikų, didesnių vaikų, suaugusiųjų, tai yra įgilinta iškirptė. Tam, kad jums, kaip matote, pas man nugara skiriasi nuo priekio. Tam, kad jeigu jūs nepadarysit įgilintos iškirptės, jums bus mezginys štai toks, bus taip tiesiai. Va. Ir kai jūs nešiosit, jums priekį temps į viršų, paprasčiausiai, ir jums bus nepatogu taip nešioti. Tai tikrai yra rekomenduoja daryti įgilinimą ir įgilinimas yra bene svarbiausia mezginio dalis. Ir tikrai ją reikia megzti atsakingai, nesusimaišyti, nepamesti, kaip reikia daryti tą įgilinimą. Tai po atnaros aš bent jau mezgiau ir dukrai ir mama savo suknelį mezgė įgilinimą. Kaip megzti įgilinimą, kaip daryti trumpintas eilės, vėlgi bus toj pamokoje, aš pati mezgiau ir rodžiau, kaip daryti įgilinimą. Vaikiškam dydžiui, jeigu vaikišką suknelę norėsit megzti, tai aš įgilinimui renkuosi kažkur tai 8 arba 10 eilių. Tiesiog pirmyn atgal 8 arba 10 eilių. Suaugusiam ilgiui dydžiui kažkur tai apie 12-14 gali būti eilių. Čia jau priklausomai, kaip labai norite, kad jums būtų ta iškirptė įgilinta. Ir po įgilinimo mes jau darome reglano dalį. Būtent tą dalį, kuomet mes platinsime reglaną. Tam, kad išgauti, štai mūsų čia reglano dalis yra, tai tam, kad mes išplatėtumėm ir mes turėtumėm mums reikiamą akių skaičių, būtent pabaigoje reglano. Taip, po įgilinimo eina reglanas. Tai va, tai aš apie ką pakalbėjau, tai dabar aš tą ir užrašiau, galiu irgi, čia tik tai įgilinimas yra 10-12 eilių, bet sakau, suaugusiam gali daryti tikrai ir 14, priklausomai nuo to, kaip labai norit, kad būtų tas jūsų įgilinimas. Čia galite pamatyti būtent kaip didėja reglanas. Tai va, pirmas pridėjimas yra kas 3 geros akis. Tai pirmoji eilė bus 3 geros akis, 1 pridėjimas. Tai gauname 90 akių mes pririnkom ir mes turėjom 90 akių. Mums reikia pridėti 30
akių. Nes dar nepaminėjau, turim pasiskaičiuoti, kiek mums akių reikia iš viso pridėti. Tai mūsų atveju reikia iš 330 minusuoti 90 ir mes gauname 240 akių. Mes 240 akių turime pridėti per 8 kartus. Tai išsidalinus mes gauname, kad vienoje eilėje mes turim pridėti 30 akių. Tai mes ir pridedam. Kas taip, pirmu atveju, kas 3 akis. Tai va, turi būti lyginis skaičius, nes jums kitaip nesigaus, žinokit. Tai turit susiskaičiuoti taip, kad skaičius jūsų pridėjimo būtų lyginis. O, atsiprašau, čia šiek tiek aš junginėjau. Tai va, tai mes turim 90 akių plus 30, 120. Numesgam 7 eiles, prieiname prie kito pridėjimo. Antro pridėjimo, taip? Tada kas 4? 4 geros akys, vieną akį pridedam ir mes ką turim? Iš viso 150 akių, taip? Nes 120 plus 30, 150. Na ir taip pridedam trečią pridėjimą, ketvirtą ir galiausiai prieinam prie 8 pridėjimo, tai pas mus bus 10 gerų akių, vienas pridėjimas ir turim 300 akių plus 30, viso 330 akių. Ir tada mes turim vis tiek dar pramegzti 7 eiles. Tam, kad reglanas jum, na kaip čia pasakyti, gražiai nusileistų, kad jisai netaptų kampu, tai kad taip jisai gražiai jum ir išplatėtų. Tai mes dar turėtumėm iki kada jau atskirti rankas nuo nugaros ir priekių, tai dar reikėtų pramegzti 7 eiles pagal viską, bet esu ir iš klienčių sulaukusi klausimą, ar mama pati man skambino, sako, numezgiau 4 eiles ir man jau kaip ir užtenka. Na, tai sakiau, kad tai tuomet tiek ir užtenka. Jeigu nenori, kad būtų ilgesnis tas reglanas, kad neprasitemptų, tai tada užtenka ir, jūs tiesiog paprasčiausiai pasimatuokit, kad jums reikiamas būtų ilgis. Keliaujame toliau. Numesgus reglaną, čia žiūriu klaidą padariau. Turime 330 akių. Tai va, tada yra tokia schema. Vėlgi, aš galiu pakelti šiek tiek telefoną. Tai jeigu reikia, kad jūs nusifotografuotumėt ir aš jums paaiškinsiu, apie ką čia eina čia kalba. Tai va. Galite pasidaryti print screeną. Na. Taip, ir apie ką čia eina kalba. Taip, tai mes turim 330 akių ir išsidalinam rankovės, nugarą ir priekį. Tai rankovę mes paliekam po 60 akių, nugarai ir priekį po 105. Kaip ir mezgant paprastą reglaną su 4 takeliais, pas mus centrinė akis bus pažastyje. Mes tiesiog nuėmame rankovę, pavyzdžiui, aš tai visada nuiminėju ant papildomo siūlo, tiesiog su adata surenku tas akis, užrišu mazgelį ir palieku. Ir mezgame nugarą, tada surenkame kitos rankos akis ant kito siūlo irgi, aš tik tai palieku ganėtinai ilgus galus tam, kad matuojantis mums rankovė nebūtų užtraukta ir kad būtų patogu pasimatuoti. Nes matuotis rekomenduoju, žinokit, ganėtinai dažnai, kad nereikėtų ardyti. Na ir tada prasimezgame priekį ir, žodžiu, mezgame ratu. Štai. Ir mezgame ratu. Čia pasakoju apie būtent va šią dalį. Rankovę mes nuėmam ant papildomo siūlo, o mezgame, sujungiame priekį ir nugarą ir mezgame ratu. Suaugusiojo atveju, mamos atveju, mama pridėjo rankoviai po 3 akis, ne rankoviai, atsiprašau, o pažasčiai po 3 akis. Čia 3 ir čia 3. Nes jeigu nepridėsite akių, kaip pridėti, beje, irgi yra, dabar tik taip jau pameluot, man atrodo antroje dalyje aš jau kalbu apie tai, yra ta video pamoka, kaip aš nuimu akis, kaip pridedu pažasčiai akis ir kaip sujungiu. Dėl ko reikia pridėti, todėl kad jeigu jūs nepridėsit visiškai akių, nei kiek, jums trauks, jeigu jūs sujungsit šį tašką ir šį tašką,
tiesiog va taip sujungsite, suvesite, tai jum trauks, jum bus nepatogu ir bus negražu, tai tiesiog paprasčiausiai jum trauks ties pažastimi ir bus nepatogu nešioti. Tai rekomenduojama pririnkti akių, visos iš tikrųjų skirtingai pririnkinėja ir aš tikrai tų aprašymų turiu begalės ir kiek žiūrėjau, tai tikrai turbūt sunku nuspėti ar ten nutarti, kiek akių tikslingai, kiek akių turi būti pridėta ir tai yra vienintelė nekeičiama taisyklė. Aš manau, kad šią vietą irgi turėtumėt pačios reguliuotis, nes tai lemia, kokio pločio jūsų bus rankovė. Jeigu jūs čia pridėsit 4 akis, tai jūsų bus siauresnė. Jeigu jūs pridėsit 8 akis, bus platesnė. Pridėsit 6 akis, tai norėsit, negaliu pasakyti standartinė, būtų gal kažkiek tai neteisinga taip. Bet tiesiog mama nenorėjo siauros rankovės, tai jinai pridėjo tikrai tokį ganėtinai didelį skaičių akių, net 6 akis. Ir gavosi pas ją rankovė 66 akis. Toliau, kai pradedam megzti kūną, rankovės paliekame ramybėj, pradedame megzti kūną ir mama platinimą savo suknelės pradėjo pramezgusi 11 cm. Vėlgi šioje vietoje jūs save išsimatuokite ir pasižiūrėkite, kada jau jums reikia. Manyčiau, kad geriausias yra pridėjimas akių, jeigu jūs norite pridėti, čia mano apatinė schema, čia vaizdas iš viršaus, jeigu jūs norit pridėti, nes mamos atveju buvo pridėta po 2 akis priekyje ir po 2 akis nugaroje, tai jeigu jūs norit tokios simetrijos ir norit, kad būtų jūsų trapecijos formos suknelė, kaip mano mamos, tai tada geriausiai, kad pridėtumėte, iškart po krūtinę, tai jūs vis tiek turėtumėte išsimatuoti save, kad matytumėt, kada jau jums reikia pradėti tą akių pridėjimą. Ir mamos atveju tas 11 cm buvo skaičiuojant nuo paskutinio reglano pridėjimo. Tai paprasčiausiai nuo čia, atskaičiavus 11 cm, mama pradėjo daryti pridėjimą suknelės platinimui. Kaip jisai buvo daromas? Mes turime centrinę akį, nuo tos centrinės akies mes atsiskaičiuojam į vieną pusę 24 akis ir į kitą pusę 24 akis. Analogiškai ir po kitą pažastim. Pas mus čia yra 3 pridėtos akis, 3 pridėtos akis. Tai tarp tų 3 akių mes skaičiuojam, kad tai yra viduriukas ir vėlgi irgi 24 akis ir 24 akis. Tarp pridėtų akių išmegzta yra 3 akis. Tai tiesiog mezgame, tai mūsų mezgimas eina į tą pusę, tai mezgame 24 akis, pridedam, 3 geros akis, pridedam, mezgam čia tam tikrą kiekį akių, pridedam, 3 geros akis, pridedam ir 24 akis. Ir keliaujam priekį, taip pat mezgame. Tai va, tai pirmas pridėjimas yra. Toliau. Viso platinta yra 8 kartus. Tai, kaip ir minėjau, pirmas platinimas po 11 cm nuo reglano paskutinio platinimo. Tai kaip aš jums ir parodžiau. Ir antras 6 platinimas, kas 10 eilių. Tai vadinasi, po pirmo praplatėjimo, nuo pirmo pridėjimo akių, turit pramegzti 10 eilių ir darote antrą. 10 eilių, trečią. 10 eilių, ketvirtą. Ir taip 6 kartus. Visos 6 kartus. Kitas pridėjimas yra kas 15 eilių. Tai 7 ir 8 pridėjimus mes darom kas 15 eilių. Tai vadinasi, pramezgiam 6, taip, ir mezgame 15 eilių, 7 pridėjimas, 15 eilių, 8 pridėjimas. Mamos atveju suknelės ilgis gavosi 56 cm. Mama sumezgė praktiškai absoliučiai visus 2 kamolius, tik mezgė pradžiai suknelės ilgį, tik po to rankovės. Tam, kad
reguliuoti rankovių ilgį ir jeigu nenorit pirkti papildomo kamuoliuko arba nenorit derinti su vienspalviu, tai ir jeigu jūs norit ilgų rankovių, nes mamos atveju rankovės buvo 3/4. Tai jeigu jūs norit ilgų rankovių, kad jums būtų standartinės, ilgos rankovės, tai rekomenduočiau po reglano, pramesgus šiek tiek reglaną, kokius net, iki pirmo platinimo, pavyzdžiui, pereiti megzti rankovės. Tam, kad pilnai numesgus rankovės, jeigu jums nėra svarbus suknelės ilgis, jeigu jūs tai labiau norit, kad tai būtų tunika, tai tada rekomenduočiau pereiti prie rankovių, jeigu svarbus rankovių ilgis. Ir tada nusimesgat abiejas rankovės, perinat prie suknelės ilgio ir mesgate jau tiesiog tiek, kiek turit siūlų, kiek jums jų užtenka. Mamos atveju mama mesgė pradžiai visą bendrą ilgį ir jai gavosi 56 cm nuo reglano. Skaičiuojant. Ne visas ilgis suknelis, o nuo reglano 56 cm. Kalbant apie rankovę, rankovę sudaro, kaip ir sakiau, 60 akių plus 6 akys pridėtos pažastyje. Ane? Tai aš, kai darau rankovės siaurinimą, tai aš jį darau visada iš karto nuo pažasties. Mama norėjo rankovių neaptemptų, o norėjo šiek tiek tokių laisvesnių, tai mama siaurinimą pradėjo po 16 cm. Tiesiog pramesgus, mano čia vaiko trumpom rankovėm, bet kad jums principas būtų aiškus, aš tai gal čia aš vaikui iš vis nedariau, nes čia trumputės rankovės, tai pramesgus 16 cm, mama darė pirmą siaurinimą po 2 akis. Tiesiog viena gera, sumesgame, mesgam ratu, sumesgame, viena gera. Va taip. Ir, žodžiu, iš viso siaurino 4 kartus, kas 9 eilės. Ir visa bendrai rankovės, visas bendras ilgis yra 28 cm. Tam, kad jūs ir šį lapą turėtumėte, jeigu jūs norite savo padaryti print screenus, aš irgi šiek tiek pakeliu, nes netelpa man į kamerą bendras vaizdas, tai va, jeigu norite pasidaryti print screeną, tai va, gali dabar čiaukštelti ir turėsit telefone nuotraukos formą ir, žodžiu, turėsit ateičiai, kad nereikėtų klausyti viso mano video arba ieškotis video, tai tiesiog turėsit pas save po to ir kompiuterį, ir telefone, iš karto rasit pamokos, tiesiog rasit visus mano skaičiavimus, o jeigu kils klausimų, kaip visą tai pasiskaičiuoti, tai tada jau įsijungsit mano video, o po šiuo video bus komentare sudėta video pamokos, kur aš jau su jum skaičiavau ir mesgiau. Tiesiog praktinė ta dalis visa, tai tam, kad šį kartą aš jos nerodau, dėl to, kad jau kaip ir buvo, tam, kad nesikartoti. Tai va, tai toksai turbūt tokia trumpa suknelės apžvalga. Žodžiu, tam, kad netemti į naktį, tai turbūt, manyčiau, gal būtų tiek. Tikiuosi patiko pamoka, buvo naudinga, kažką sužinojot naujo, galbūt bandysit ir pačios nusimegzti, galbūt kažką tai bandysit paimprovizuoti. Dar noriu tik pasakyti, mūsų atveju mes šios skaičius tai ėmėm šiek tiek su klientė dar konsultavomės, nes bent aš pati asmeniškai tai nesu labai didelis profas suaugusiam megzti, aš labiau praktikuojuosi su vaikais, mezgu daugiau vaikam, dabar tik jau pereinu ant suaugusiųjų drabužių. Aš iš esmės nesu profesionalė, esu tiesiog mėgėja ir man tiesiog tai patinka ir daug apie tai skaitau ir domiuosi. Tai va, tai prisipažinsiu, 90 ir 330 akių, tai klausiau klientės, kuri būtent mesgė šių siūlų savo palaidinę, kad mes turėtumėm tokias irgi gairės, nors matavomės, irgi viską darėm, tie skaičiavimai buvo daromi pagal mano video pamoką, bet mama norėjo labiau tokios vienur labiau aptemptos, kitur labiau platesnės ir, žodžiu, mes pamatėm klientės būtent tą palaidinę ir tiesiog užklausėm, čia Jolantos buvo skaičiavimai, būtent tas 90 ir 330 akių. Tai mes šiek tiek, kaip mama pasakytų, nukosėjom skaičiukus šiuos ir juos pasiėmėm į savo skaičiavimus. Tai va. Tai kągi.
Tai tada tikrai labai ačiū visom žiūrėjusiom, visom klausiusiom. Jeigu tai jums buvo naudinga pamoka ir tikrai kažko išmokot, aš labai džiaugiuosi dėl to, man tikrai labai smagu. Buvo vienas turbūt smagiausių sulaukti iš jūsų, smagiausia tokia žinutė buvo, kuomet viena klientė atsiuntė man nuotrauką ir sako, mezgiau iš jūsų siūlų ir pagal jūsų pamoką. Prisipažinsiu, kai tik pradėjau megzti, tai čia buvo prieš 2 metus, aš niekada negalvojau, kad kada nors bus taip, kad man kas nors pasakys, aš mezgiau pagal jūsų pamoką, nes man tai buvo, tikrai toks visiškas kosmosas, aš net neįsivaizdavau, kaip čia galima nuo ko pradėti skaičiuoti, kaip pritaikyti prie savo kūno, kad daug neardyti ir taip toliau. Tai tos, kurios klausėt mane šių klausimų, aš jūs puikiai suprantu, nes prieš 2 metus man visiškai viskas buvo antiek nežinoma ir taip, net nežinojai nuo ko pradėti, todėl aš tikrai labai stipriai ir daug pirkau aprašymų. O šiai dienai jau vis tiek kažkiek jau galiu ir savo pačios asmeninę patirtim pasidalinti, tai man tikrai yra negaila, tikrai labai džiaugiuosi, kad mano patirtis jums padeda kažką pradėti, išdrasėti, kažką naujo nusimegzti. Tai tikrai labai mane tas džiugina ir tikrai labai džiaugiuosi prisidėdama kažkiek tai prie jūsų kūrybos darbų. Tai va. Tai dar kartelį labai ačiū Jums, kad klausėt ir kaip visada mano visus siūlus rasite elektroninėje parduotuvėje www.patriasiūlai.lt. Taip pat mano siūlus rasite Patrijos siūlų Facebook'e. Jeigu jums kyla klausimų, visada man galite rašyti į info@patriasiūlai.lt arba į mano Facebooką Patrijos siūlų. Tokia trumpa šiek tiek informacija, šiuo metu yra steigiama įmonė, tai klausėt manęs dėl siūlų, ar kada bus Lana Gato, kada bus Katė siūlai. Visų labai prašau kantrybės, dabar 2 savaitės siūlai nebus tiekiami, sustabdytas tiekimas yra dėl to, kad žengiu labai svarbu ir didelį žingsnį savo gyvenime, aš atidarau įmonę, Patrijos siūlų įmonę, pati įmonė šiek tiek kitaip vadinsis, apie ją irgi tikrai jums papasakosiu, nes pats pavadinimas yra ne šiaip savo sugalvotas, jis irgi turi prasme, man prasme turi. Tai apie tai papasakosiu, kai ta įmonė jau bus. Žodžiu, tai man yra tikrai labai didelis ir svarbus žingsnis, bet paprasčiausiai gal nesutvarkyta viskas, užsakymų negaliu daryti, tai šiai dienai, porą savaičių, tie siūlai, kurie yra, tai tie yra elektroniniai parduotuviai, o nauji siūlai, naujos dėžės, galiu pasakyti, naujas tiekėjas sudėjęs siūlus laukia, kada aš pasakysiu, kad jau viskas gali siūsti. Tai va, tai pati tikrai, žinokit, su nekantrumu laukiu, bet tiesiog paprašysiu truputėlio kantrybės, porą savaičių, gal aš susitvarkysiu savo tokius šiek tiek neįdomius darbus, bet tikrai tokius man pačiai jaudinančius tokius darbus, kuriuos aš niekada gyvenime nedariau, bet, žodžiu, tai šiek tiek paprašysiu kantrybės, jeigu kažkokių spalvų nerandat ir labai jų laukite, tai tiesiog reikės dar šiek tiek palaukti, bet tikrai važiuosim toliau su dviguba jėga, nes nepamirštu aš ir savo pažado dėl atidarimo patalpų, kur planuojama yra, dar kol kas tiksliai negaliu pasakyti, bet greičiausiai bus rugpjūtį arba rugsėjį. Tai va, kuomet galėsime gyvai susitikti, jeigu nebus karantinų, galėsit atvažiuoti gyvai pamatyti siūlus, pasibendrauti su manim, įsigyti siūlus gyvai. Tai va, tai žodžiu, judam su didelė jėga į priekį. Beje, tikrai čia yra jūsų dėka, tad tikrai tariu jums didelį nuoširdų ačiū, kad esate kartu, kad pasitikite manim, kad žiūrite, kad perkate, kad tikite manim. Tai va, tai nuoširdus didelis ačiū ir gražaus jums visoms vakaro. Ate.